Viena ir jums, aš manau, pasiskaitysit. Čia yra angliška knyga apie visas tas naujas narės Europos Sąjungos, apie Lietuvą yra mano parašytas skyrius. Tai jeigu netingėsit, irgi paskaitykit. Aš manau, jūs angliškai pramokot turbūt, ne? Tai gerai, tai jums nebus sunku. Va, ir šitas paveikslas irgi labai savaip reikšmingas ir gražus. Nu, kaip seniai Lietuva yra Europos krikščioniška valstybė. Jau kiek čia bus metų? 1400, dabar 600 metų. Žinoma, mes, kada minėjom 1000-metį, tai jau prieš 1000 metų buvo tas varžas. Bet buvo gal ir neaišku kas. Šalis, gentys kažkokios. Kokie nors ten valdovai, ten buvo valdovai. Vienas priėmė krikštą, kitas supyko ir užmušė tą misionierių. Tokie pradžia buvo, kai atėjo Kristaus tikėjimas į Lietuvą nelengvai. Bet štai čia aš tai norėjau papasakoti ir parodyti. Kadangi šie metai tokie buvo labai ypatingi Lietuvai ir istoriškai, ir kultūriškai, daug žmonių susivokė, kad mūsų kraštas tai šis tas, kažko vertas. Tokią ilgą istoriją turi. Ir dar jeigu kas žino daugiau, turbūt mokate šiek tiek istorijos, kiek Lietuva turėjo visokių nemalonumų, taip sakant, arba nelaimių, kiek užkariautojų norėjo Lietuvą užkariauti ir pajungti savo. Ir 100 metų kariautojai įkėjo. 200 metų Lietuvos valstybė kariavo prieš vokiečių ordinus. Vienas buvo ten, kur dabar yra vadinamas Kaliningrado kraštas, tai buvo Karaliaučiaus sostinė, buvo Prūsijos, o prieš tai kryžiuočių ordino žemės. O kitas buvo Ryga, Livonija buvo tenai irgi vokiečių ordinas. Ir jie jau buvo paskelbę, kad jie susijungė į vieną valstybę. O niekaip negalėjo susijungti per Lietuvą, jinai kliūdė. Tarpė, suprantat? Ir ėjo karai ir negalėjo užkariauti. Žinoma, kad labai kieti tokie lietuviai žemaičiai buvo tam tarpe, tarp Livonijos ir Prūsijos. Tai žemaičiai neleido jų užkariauti.